Ką? Tai man nieko nebereikia. Jo. Palaukit, mes tuoj nufilmuosim klipą. Jo, antradienį ar trečiadienį. Einam. Ir action. Žodžiu, yra taip, mes dabar iš tikrųjų pamatėm nuostabų darbą, kurį... Balsas turi būti Kurį reikia šalia. Oho, palauk. And action. Sveiki, kolegos. Mes pamatėme nuostabų darbą, kurį verta išanalizuoti mūsų nuomonę. Tai šiame nuostabame darbe, kurio autorius yra nežinomas, nes kaip ir pats darbas yra nežinomas. Kas tai yra? Mes matome nuostabų spalvų darną, spalvų gamą, kuri idealiai dera su savo perteikimo idėja, kur yra miesto šurmulys gražios vandens atolangos apsuptyje. Aišku, mes šiandien nematome įvairiausių medžių arba kitų gamtos kūrinių, kurie būtų natūraliai prieinami išskyrus vanduo, kuris simbolizuoja amžinybę. Kaip ir miestas, kaip ir miesto tėkmė yra mašina ir neatstojama. Taigi, kolegos, jūs ką tik pamatėte vieną svarbiausių darbų nuostabame filosofijos fakulteto interjerinį apsuptį, kurį vėlgi, kaip kolegoms jau buvomas, mes galime labai gražiai interpretuoti ir viską analizuoti.